visuomeninės komisijos 2012 m. gegužės 17 dienos smurto aktui ištirti kreipimasis į Lietuvos Respublikos prezidentę, Seimą ir vyriausybę. Visuomeninė komisija 2012 m. gegužės 17 dienos smurto aktui ištirti praėjusių metų birželį konstatavo: pernai gegužės 17-ąją Garliavoje, vykdant Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą, buvo prievarta pasikėsinta į Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, šiurkščiai pažeista 11 Lietuvos Respublikos konstitucijos ir 4 Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos straipsniai bei jų nuostatas įtvirtinantis nacionaliniai teisės aktai. Komisija taip pat nustatė, kad buvo iš anksto ruoštasi valstybės vardu panaudoti jėgą ir tai buvo padaryta. Praėjus 8 mėnesiams po išvadų paskelbimo komisija konstatuoja: pirma, aukščiausi valstybės pareigūnai ir atsakingos valstybės institucijos prieš gegužės 17 smurto aktą ir po jo viešai akcentavo išskirtinį rūpestį vaiko teisėmis ir jo gyvenimo gerovę. Tačiau per 9 mėnesius pareigūnai taip ir nepateikė visuomeniai oficialios informacijos, patvirtinančios, kad prievartinis vaiko perdavimas ir vėlesnis jo gyvenimas, ribojamas pagal liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos programą, užtikrino jam geresnės gyvenimo sąlygas, jo teises ir teisėtus interesus. Iš gimtųjų namų išvežtas vaikas iki šiol laikomas socialinėje izoliacijoje. Su juo neleidžiama bendrauti artimiesiems ir vaikystės draugams. Ne tik žmogaus teisių organizacijoms, bet ir vaiko artimiesiems nėra pateikta patikima informacija, kaip panaudota jėga ir socialinė izoliacija paveikia vaiko sveikatos būklę. Antra, Lietuvos Respublikos prezidentė praėjusių metų gegužės 17-ąją, kreipdamasi į visuomenę, pareikalavo ištirti, ar visų sujaudinusių Garliavos įvykių metu nebuvo naudota prievarta. Ir teigė, kad prievarta vaiko atžvilgiu negalima. Tačiau prezidentė ir Seimui atskaitingos institucijos per 9 mėnesius visuomeniai taip ir nepateikė pagrįsto aiškaus atsakymo dėl jėgos naudojimo Garliavoje teisėtumo. Klaipėdos apygardos prokuroras Aidas Giniotis praėjusių metų lapkričio 21 dieną priėmė sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl galimo valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo vykdant Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą. Savo nutarime jis pripažino, kad vaiko įkalbėti nepavyko ir konstatavo, kad prieš mergaitę buvo naudota jėga. Cituoju: jėga jos atžvilgiu buvo naudojama tik tiek, kiek jos reikėjo tam, kad atitraukti Deimantę Kevytę nuo Nerintos Venckienės. Komisija įsitikinusi, kad šiuo atveju jėgos naudojimas reiškia prievartą. Komisija primena, kad vykdant teismo sprendimą jėga ir prievarta prieš mergaitę negalėjo būti pavartota jokių pretekstų ir jokių laipsnių. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos civilinis ir civilinio proceso kodeksai besąlygiškai įpareigoja gerbti vaiko orumą, bet kuriomis aplinkybėmis, taip pat ir vykdant teismo sprendimą. Pagarba vaiko orumui reiškia, kad vaikas teismo sprendimo vykdymo metu privalėjo būti išklausytas, įvertintas jo motyvų pagristumas, turėjo būti pasiekta, kad vaikas išeitų iš gimtųjų namų išskirtinai savo valia, o nebūtų išneštas jėga kaip daiktas. Naudoti jėgą prieš mergaitę uždraudė ir Kėdainių rajono apylinkės teismas. Prokuroro Giniečio nutarimo išvada apie advokatą Gintarą Černiauską, kad jis neatliko veiksmų,
cituoju, kurie pažeistų kokią tai tvarką, jis tik ėjo šalia Stankūnaitės, kuri nešė savo dukrą tam, kad reikalui esant prilaikytų mergaitę, citatos pabaiga. Prieštarauja kieme buvusių žmonių liudijimams ir daug kartų viešai rodytai, filmuotai medžiagai apie Gintaro Černiausko ir Laimutės Stankūnaitės nešamą klykiantį vaiką. Pažymėtina, kad dėl Gintaro Černiausko veiksmų prokuratūra neapklausė kieme buvusių ir šį įvykį mačiusių žmonių. Trečia. Garliavos prievartos aktas tapo įmanomas todėl, kad valdžios institucijos ėmė vadovautis doktrina, kurios esminis principas teismų sprendimus būtina besąlygiškai vykdyti, bet kokiomis priemonėmis, taip pat ir naudojant prievartą prieš vaiką. Besąlygiško teismų sprendimo vykdymo principas buvo iškeltas virš vaiko orumo, jo fizinio ir psichinio neliečiamumo principų, virš humanizmo ir demokratijos principų ir net paties teismo sprendimo. Laikantis šio principų viršenybės, buvo šiurkščiai pažeista Lietuvos Respublikos konstitucija, įstatymai ir tarptautinės konvencijos ginančios vaiko orumą. Taip pat buvo pažeista ir Kėdainių rajono apylinkės teismo nutartis, draudžianti perduoti vaiką naudojant prievartą. Teismo sprendimo vykdymo imperatyvas yra vienas iš svarbiausių teisinės valstybės principų. Tačiau besąlygiškas jo vykdymas pažeidžiant esmines konstitucijos nuostatas yra policinės valstybės požymis ir neatitinka demokratinės ir humaniškos valstybės pagrindų. Lietuvos Respublikos piliečiai 1991 m. vasario 9 dienos plebiscitų ir 1992 m. spalio 25 dienos referendumu priimta konstitucija įtvirtino, jog Lietuvos valstybės valdymas gali būti tik demokratinis. Taip pabrėždami demokratijos viršenybę prieš bet kokias kitas teisinės valstybės valdymo formas. Teisinė valstybė, jeigu joje nepaisoma demokratinės įstatymų priėmimo ir jų vykdymo tvarkos, pati savaime nėra vertybė. O pagal lietuvių tautos pareikštą valią tokių atvejų ir neturėtų būti. Pagrindinis demokratinės santvarkos reikalavimas yra visuotinai priimtų žmogaus teisių ir žmogaus orumo laikymasis. Iš to seka, kad nėra ir negali būti valstybėje institucijos, pareigūno ar žmogaus, kurie būtų atleisti nuo prievolės besąlygiškai paisyti žmogaus orumo. Aukščiausių teisinių ir teisėsaugos institucijų šiandien formuojama praktika iškelti teisinės valstybės principą aukščiau žmogaus orumo stumia Lietuvą nedemokratinės, tai yra policinės valstybės link. Istorijoje būta ne vienos teisinės valstybės, kurioje vykdant įstatymus bei teismo sprendimus buvo grubiausiai pažeidinėjamos žmogaus teisės ir žmogaus orumas, taip teisiniai sistemai tampant nusikalstama. Ketvirta. Vaiko artimiesiems ir žmonėms atvykusiems stebėti ar vykdant teismo sprendimą garliavoje nebus panaudota prievarta, įstatymai suteikė teisę priešintis galimam prievartos panaudojimui prieš vaiką. Tokią piliečių teisę bei pareigą numato Lietuvos Respublikos konstitucijos 3 straipsnis ir ES pagrindinių teisių chartijos 10 straipsnis, suteikiantis piliečių teisę elgtis pagal savo sąžinę. Gegužės 17 dieną garliavoje buvę žmonės veikė remdamiesi sąžinę ir įsitikinimais. Jie turėjo legitimų tikslą stebėti, kad nebūtų naudojama prievarta. Filmuota medžiaga ir žmonių liudijimai patvirtina, kad piliečiai pareigūnams nesipriešino, giedojo valstybės himną ir meldėsi.
Nepaisant paminėtų piliečių teisių protestuoti prieš neteisėtus valdžios veiksmus, nukentėjusieji nuo prievartos Garliavoje ir prievartos liudytojai yra teisėsaugos persekiojami, prieš juos pradėti ikiteisminiai tyrimai. Teisėtvarkos persekiojimai ir taikių akcijų dalyviai net kreidelėmis tiesos žodį rašantis vaikai bei jų tėvai. Tai rodo, kad žmogaus teisių pažeidimai Lietuvoje įgauna vis didesnį mastą. 5. Garliavos įvykių kontekste iškilo grėsmė ir kitam svarbiam demokratinės valstybės principui. Tai yra teisė į nuomonės reiškimo laisvę. Kai kuriems Garliavos įvykių dalyviams inkriminuojama atsakomybė už savo nuomonės reiškimą apie antstolės veiksmus, o parlamentarai Neringai Venckienei už kritiką teismų adresu. Tokie Lietuvos teisėsaugos kaltinimai prieštarauja civilizuotų valstybių teisminiai praktikai, nes Europos žmogaus teisių teismo sprendimai bylose, kaip antai Lingins prieš Austriją arba Otegi prieš Ispaniją, rodo, kad demokratinėje valstybėje, siekiant teisėto tikslo, valdžios pareigūnų ir institucijų atžvilgių išsakyta sąžininga kritiška nuomonė, net kai nėra pakankamai pagrįsta faktais, negali būti vertinama kaip nusikaltimas. Ir 6. Aukščiausiojo teismo pirmininkas ir Teisėjų tarybos pirmininkas Gintaras Kryževičius yra viešai išsakęs ypatingai neigiamą nuomonę apie Neringą Venckienę, pavadindamas ją pūliu ne tik teisinėje, bet ir politinėje sistemoje. Toks demokratinėje valstybėje neleistinas Teisėjų tarybos pirmininko pasisakymas apie tuomet dar buvusią teisėją Neringą Venckienę sudaro sąlygas pažeisti Konstitucijos 31 straipsnyje jai garantuotą teisę, kad jos bylą viešai ir teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas. Komisijos nuomonė, viešai esamos medžiagos pakanka konstatuoti neteisėtos prievartos Garliavoje faktą. Tačiau prokuratūra privalo pateikti Seimui ir iki šiol teisėsaugos slepiamą filmuotą medžiagą apie mergaitės paėmimą, nes nesusipažinę su ją Seimo nariai negalės sąžiningai spręsti dėl Neringai Venckienei pareikštų kaltinimų teisinio pagrįstumo. Komisija kviečia Lietuvos Respublikos prezidentę, Seimo ir vyriausybės narius nuodugniai ištirti, ar yra Lietuvos Respublikos teisės aktų leidusių vykdyti Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą, panaudojant prievartą prieš vaiką. Komisijai tokie aktai nežinomi. Aukščiausių politinių lygmenių, neišsprendus esminio klausimo dėl Lietuvos Respublikos prioritetų, neužtikrinus valstybės besąlygiško įsipareigojimo ginti savo piliečių teises ir laisves, vaiko orumą, Lietuvai kyla reali grėsmė iškrypti iš demokratinio ir humaniško raidos kelio. Kadangi 2012 metų gegužės 17 dieną prievarta iš gimtųjų namų išneštai mergaitei gyvenimo sąlygas užtikrina ne motina, bet liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos valdyba. Taigi, valstybė ir jos pareigūnai komisiją ragina aukščiausius Lietuvos Respublikos politikus asmeniškai pasirūpinti socialinę izoliaciją patiriančią mergaitę. Leisti jai bendrauti su seneliais, artimaisiais, bendraamžiais ir suteikti jai kokybišką psichologinę bei medicininę pagalbą. Ir pasirašo komisijos nariai
Liudvikas Narcizas Rasimas, Saulius Arlauskas, Kęstutis Mikelaitis, Romualdas Povilaitis ir Zita Šličytė.